Sveiki, peržiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kaip galima keisti rinkos laikrodžio lango parametrus. Ant norimo instrumento paspaudę dešinį pelės mygtuką galite atidaryti naujo įsakymo arba naujo grafiko langą, bei instrumento momentinį grafiką, kuriame rodomas kiekvienas mažiausias kainos pokytis. Vidurinė rinkos laikrodžio meniu dalis yra skirta instrumentų sąrašo keitimui. Galite iš sąrašo pašalinti po vieną instrumentą arba pasirinkti slėpti visus. Tuomet sąraše liks tik tie instrumentai, kurių grafikai yra atidaryti. Pasirinkus rodyti visus, sąraše matysite visų instrumentų simbolius. Pasirinkus simboliai yra atidaromas simbolių langas, kuriame instrumentai yra sugrupuoti. Čia galite paslėpti arba rodyti norimus instrumentus, bei peržiūrėti kiekvieną instrumento savybės. Jūsų poreikius atitinkantį simbolių sąrašą galite išsaugoti kaip komplektą. Apatinėje rinkos laikrodžio meniu dalyje galite pasirinkti, kad būtų rodoma papildoma informacija, kaip aukščiausia žemiausia kaina ar laikas. Taip pat galite atidaryti kainas kitame lange. Tikiuosi, ši informacija buvo naudinga. Jei turėsite klausimų, būtinai kreipkitės ir mes visada padėsime.